Pagaliau baigiau remontuoti savo Porsche 911. Šiandien pažiūrėkime, kas gavosi su visais biudžetais, sumom ir kainom. Taigi, automobilį nupirkom prieš grubiai 10 mėnesių, tai taip, projektas truko praktiškai 10 mėnesių, nes tik tais jį nupirkom pernai tarp kalėdų ir naujų metų, o dabar tik tais baigėme remontuoti. Tai automobilis pats aukcione su transportu iki Klaipėdos gavosi 35 650 eurų. Dar 7 000 atsiėjo muitas. Na ir remontas bendrai gavosi 15 015 eurų. Tai bendra kaina automobilio, tokį, kokį matote dabar, gavosi 57 665 eurai. Man labai pasisekė, nes šitas automobilis turi labai mažą ridą, tai yra tik 37 000 km, kas tokio amžiaus, tai yra 2013 metų Porsche 911, yra labai maža rida ir dėl to jo kaina šiandien rinkoje sutvarkyto yra nuo 90 iki 100-110 000 eurų. Tai vėlgi, jeigu aš jį dabar parduočiau, turėčiau pakankamai neblogą pelną. Man taip pat pasisekė dar vienoje vietoje, tai kad pats daužimas, kai parvažiavo automobilis, buvo labai mažas, buvo vos įbrėžtas ir lenktas sparnas ir šiek tiek parengtas galinis sparnas. Taip kad remonto reikalavo, tokio iš tikrųjų kebulinio remonto reikalavo labai minimaliai. Nebuvo šausios nei pagalvės, jokių geometrijos pažeidimų, nieko iš tos pusės. Kitaip tariant, sveikas automobilis. Kas nepasisekė, kad buvo daug detalių nurankiota, tai yra trūko priekinių žibintų, galinių žibintų, vidaus apdailos ir įvairiausių kitų dalykų. Kas pasisekė, kad, pavyzdžiui, šoninės durelės buvo įdėtos, bet jos buvo tuščios, be rankenėlių, be kylėso, be nieko. Taip kad teko tikrai rankioti nemažą dalį detalių pačiam. Aišku, man tai patiko, tai kodėlgi ne, nes iš tikrųjų dabar per rr.lt tikrai labai paprasta susirasti detalės ir jas užsakyti. Tai bendrai paėmus, aš manau, kad šitas projektas gavosi pakankamai vykęs, nes bendra suma 50 grubiai 8 000 eurų, na, dar reikės jį užsiregistruoti Lietuvoje, dar kainuos ten sertifikacija 300 eurų grubiai, nu, tarkim, 58 000 eurų, automobilis, kurio rinkos vertė yra 100 000 eurų. Bet aš jo nepardavinėsiu, aš jį pasiliksiu savo, dėl to, kad tai liks ta mašina, su kuria mes važinėsim vasarą Lietuvoje ir jos vertė ateityje tik tai auga, nes tai yra paskutinis Porsche modelis su atmosferiniu varikliu, S modelis su labai gera komplektacija, reguliuojamos sėdynės, ventiliuojamos sėdynės, kylėsas, kas tiems metams neįprasta, Race Chrono ir taip toliau panašiai. Žodžiu, bendrai, all in all, geras pirkinys.